paslaugų darbuotojo profesinio rengimo centro mokinės iš VHK6 grupės. Aš esu Greta Gilmeckaitė. Aš esu Aurelija Murauskaitė. Taigi, mes jums pristatysime parengtą namų darbo jaunojo verslininko konkursai. Taigi, Aurelija, ką manai, ar fotografijos verslas yra Lietuvos tradicinio amatas? Manau, kad taip, nes ir senais laikais žmonės... Irgi užsakinėdavo, ne, fotografus? Žmonės užsakinėdavo fotografus ir prašydavo, kad nufotografuotų bendrą šeimos nuotrauką. Taip pat laidotuvėse, vestuvėse ir kitokiuose pokyliuose. Ir kas be ko iki šiol daro tai. Apie šios laikus, man atrodo, mums reikėtų paklausinėti individualios įmonės vadovo Tomo Binkio. Kaip manai? Ar jisai atsakys į keletą klausimų? Manau, kad tikrai turėtų nepasipriešinti. Tai eime paklausinėti. Eime. Mes esame iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo mokinės. Norėčiau jūsų paklausinėti apie jūsų verslą. Taigi, man įdomu, kas jūs esate toks ir kuo užsiimate? Esu fotografas, fotografuoju žmonės, daiktus. Viską, kas juda, kas nejuda. Ar jums yra girdėta ir pažįstama mūsų mokykla? Taip, esu mokęsis 1999-2000 metais. Baigiau šitą mokyklą. Ir būtent užsiėmėt fotografijos profesiją, taip? Nuo 2000 metų profesionalią veiklą. Pagrindas studijinis fotografavimas. Ar jums patiko mokytis mūsų mokykloje? Taip, buvo linksma, faina. Mokytojai geri. Kiek girdėjau, neišeidavot iš direktorės kabineto, tai tiesa? Būdavo visko, būdavo visko. Būdavo visko. Taip. Ar jums mūsų mokykla padarė įtakos tolimesniam fotografijos verslo kūrimui? Taip, be abejo. Dėl to ir pasilikau prie fotografijos srities ir toliau. O dabar turite daug užsakymų, visokių pageidavimų, dideliuose pokyliuose fotografuoti ar mažesniuose renginiuose ir kaip visur? Vestuvių nefotografuoju, tik tai studijai. Šiaip sumažėjęs yra, ką palyginus nuo 2000 metų ir viskas sumažėja. Kritė 70%. Dabar reikia tik tai stengtis kuo geriau daryti, kuo įdomiau, stengtis visokiojopai, kad konkurencija labai didelė, kad permušta konkurencija. Labai daug fotografijų yra. Labai daug. Ir pati norėjau stoti į fotografiją, bet pastumėjo kitą profesiją. Norėčiau dar jūsų paklausti, ar buvo sunku pradėti šitą verslą? Taip, be abejo. Klientai, prisijaukinimas klientų. Be abejo, tai aparatūra. Taip. Tai buvo sunku. Taip, be abejo. O norėčiau dar paklausti, kokie jūsų tolesni verslo planai? Fotografuoti toliau. O fotografuosite tik Vilniuje ar kitose miestuose, kursite studiją? Ne, tik tai kol kas jau. Aišku. O ką manote, ar jūsų verslas yra ekonomiškai naudingas? Tai kūryba. Tai be abejo, tai yra kūriamas dalykas. Tai yra kūryba. Tai yra verslas plus malonumas plus negaliu nusireiškti. Tiesiog malonumui, savo malonumui. Praktiškai kaip savo malonumui dirbi, ta pinigėliai kažkokie yra, šiokie tokie. Aišku. Tai ačiū Jums už atsakymus, linkime gero darbo ir iki malonaus. Iki malonaus.